Labas, Danieliu. Labas, Vaidotai. Kaip sekas? Gerai. Galva taušo jau? Nuo atostogų? Ne, nuo mokslų, nuo mokyklos. Kaip patsai? Irgi gerai. Irgi buvo laiko, kada taušta. Yeah. Gerai, tai aš užduosiu kelias klausimus šiandien. Pirmas klausimas mano būtų, kodėl iš viso nusprendėjai tapti mokytoju? Klausimas, klasika. Tai, kad esu mokykloje, turbūt prasidėjo nuo to, kad teko paragauti praktikos mokykloje. Tikrai niekada neplanavau būti mokytoju, augau Šiauliuose ir patirtis mokykloje tikrai nesužavėjo, kaip atrodė mokytojo darbas. Tačiau studijuojant Vilniui, mokytojo kvalifikacija į programą ėjo ir praktika mokykloje. Ir niekas iš kursiokų nenorėjo gauti praktikos Vilniaus licėjuje. O kuomet atėjo praktikos lapas su mokyklomis, kur reikėjo rinktis, kur atlikti praktiką, liko tik viena mokykla – Vilniaus licėjus. Ir aš nei kiek nenusiminiau, kaip tik apsidžiaugiau, nes mokykla buvo mistifikuojama, kai pats buvau mokinys, kad ten visi superžvaigždės ir panašiai. Tai man buvo labai įdomu paragauti, ką tai reiškia. Tai užkabino. Pamačiau, ką reiškia iš tikrųjų, kai mokiniai yra labai motyvuoti, kai jie galima daug nuveikti ir praktika truko gal apie beveik visus mokslo metus. Likau net savanoriškai toliau padėti. Ir paragavus to buvo tikrai labai įdomu ir pagalvojau, kad kodėl nepradėjus savo gyvenimo karjeros šiek tiek nuo mokyklos. Prieš tai teko dirbti projektų vadovų, ofiso darbą, kuris buvo nuobodus, teko dirbti ir pardavimuose, visokiuose kituose darbuose, teko paragauti ir tada atsirado tas toks prasmės ieškojimas, kurią atradau mokykloje. Tai gerai, tu mane nuo 7 klasės pažįsti. Koks tu buvai toj 7 klasėje? Aš buvau gerokai labiau prieš sistemą einantis mokinys, negu kad tu buvai, nors buvo įdomių iššūkių ir su tavimi. Bet jo, 7 klasėje aš buvau tikrai padūkęs. Bet aš manau, kad 7 klasė yra pati ta baisiausia vieta, kur tas amžiaus tarpsnis, kur viską bandom tas ribas. Neduok dieve mokytojui tokio mokinio kaip aš. Gal toks labiau asmeninis. Kokius filmus žiūri, kokias knygas skaitai? Filmus žiūriu gana retai, stengiuosi juos žiūrėti labiau jau einant į kino teatrą. Tikrai norėčiau žiūrėti jų daugiau. Man labai patinka žiūrėti filmus su draugais, su kuriais galiu būtų aptarti juos. Labai panašiai ir su knygom. Tai dažniausiai susiję irgi su tuo, kas galėtų būti pritaikoma. Pavyzdžiui, laisvalaikio, už klasės ribų, ką mėgsti veikti? Anksčiau, pirmais metais, keliais žaidžiau regbį. Gal teko matyti, ateidavau su mėlyne ar dar kažkuo. Ir tai buvo labai į sportą orientuoti dalykai. Dabar šiek tiek ramiau. Vaikščiojimas, kopinėjimas, galbūt kalnai, gamta. Būnant istorijos mokytojai nemažai apie visokias asmenybės tenka išmokyti ir tenka pamokyti. Tai jeigu galėtum papietauti ar pavakarieniauti vieną iš tų asmenybių, kokia tai būtų? Gal labiau būtų pakalbėti su ekonomikos klasikais, gal su Karlu Marksu, kuris turi ir politinį, ir ekonominį filosofiją. Arba Adamu Smitu būtų įdomu tikrai pasikalbėti, nes visos klasikinės ekonomikos pradininkas. Tai visus prie vieno stalo susidinti. Kokia tavo didžiausia svajonė? Sukurti tokią veiklą, tokią iniciatyvą, kuri turėtų įtaką ateities kartom. Tai galėtų būti tai, kas skatina prisidėti prie valstybės plėtros ir tai būtų kartu ir darbas, ir svajonė, ir įprasminimas savo veiklos. Ir kad tai būtų savirealizacija, kur nereikėtų dėl to, kad reikia, bet todėl, kad nori. Kita svajonė turbūt perskaityti visas Lietuvos klasikas, kurių taip daug ir nesu perskaitęs, kai turėsiu laiko išėjęs į pensiją. Kurių literatūros klasėje nepavyko perskaityti. Kurių literatūros klasėje nebūtinai visuomet pavyko perskaityti. Neužilgo išvažiuoji kitur mokyti, jeigu galėtum svajonių šalį pasirinkti, ar kurioje dirbti, ar kurioje tą pačią pensiją turėti, ar kur gyventi tiesiog. Ką tu rinktumės?
prieš pasirenkant kitą šalį, kur dabar išvykstu, į Saudo Arabiją, tikrai galvojau, kur norėčiau dar dirbti. Norėčiau šiek tiek išbandyti kažką egzotiškesnio ir tie patys artimieji rytai, tolimieji rytai, išbandyti save. Pietų Korėja arba Singapūras, o jeigu grįžtant kur arčiau, tai taip Šveicarija, o geriausia Vilniuje. Iš kur iš viso gimė mintis keliauti kitur, mokyti, o ne likti Vilniuje ir kodėl būtent ta Saudo Arabija? Šią žiemą išvažiavau į Londoną, kur vyksta mokytojų mugė, suvažiuoja visos pasaulio tarptautinės mokyklos, turi daugybę pokalbių, pasirinkimų buvo įvairiausių, Jungtinės valstijos, Indija, Italija, Karibų salos, ta pati Pietų Korėja, Saudo Arabija, Kinija, kitos šalis, kur buvo galima rinktis, bet Saudo Arabiją norėjau labiausiai. Savęs nenustebinsiu ir kitų nenustebinsiu išvykęs mokyti į Jungtinės valstijas. Saudo Arabija, kas sugalvojo tai daryti. Tai lygiai taip pat buvo ir su mokytojo profesija, iš mano aplinkos tai buvo visiškai netikėta ir man tai patinka laužyti tokias socialinės tokias normas, kad daryti prieš sistemą ir parodyti, kad mokytojo darbas gali būti tikrai labai įdomus ir galima tikrai įdomiai gyventi ir lygiai taip pat čia keliauti ne į vakarus, bet į artimuosius rytus. Tai neužilgo iškeliauja. 10 dienų. Kaip jautiesi apie tai? Teko su tuo susitaikyti, namų ilgesys jau ima dabar, dar neiškeliavus. Žinau, kad grįšiu. Dabar žodžiai, kad išvykstu tam, kad grįžti, įgauna kitą prasme. Ir iš tikrųjų išvykstu tam, kad grįžti. Nežinau, ar po kelių metų, ar po daugiau, bet žinau, kad namai ir širdis čia. Verta padaryti, reikia ir bus vienas geresnių gyvenimo atsiminimų. Pavyzdžiui, jeigu turėtum laiko mašiną ir galėtum kur tik nori nukeliauti, kur pirmiausia nukeliautum? Keliaučiau į Airiją. Bent 200 metų į priekį. Aš ten. Jeigu galėtum būt kokį tik nori gyvūną. Klasika. Kokiu būtum? Paukščiu, ereliu. Dėl tos laisvės? Turbūt. Taip, niekas tavęs turbūt nepagaus. Gerai, jeigu reikėtų pasirinkti vieną patiekalą likusiam gyvenimui valgyti, nieko daugiau negali. Galiu išsiderėti, kad tai būtų ne patiekalas, bet vienas ingredientas. Na, gerai. Bulvė, akivaizdu. Ne, bulvytės visur, saldžios, free, viskas. Ja, bulvė yra bulvė. Kokios muzikos klausais? Nemėgstu šito klausimo, nes mano Spotify yra visko ten. Tai yra įvairiausių, gali būti nuo visiškos lietuviškos klasikos iki elektronikos, repo ir visų kitų. Esi kad nors ne į tą klasę atėjęs mokyti? Jo, pasitaikydavo, bet greit viskas paaiškėjo, juk sistema veikia. Kas tau, Vaidotai, yra laimė? Laimė tai yra procesas, man atrodo. Procesas, kuris veda link tavo užsibrėžtų tikslų, žinoma, bet ne pats turbūt pasiekimas, bet turbūt eiga link to ir žinoti, kad tavo pastangos turi kažkokią tai teigiamą įtaką kažkam kitam. Tai dirbti su žmonėmis, dalintis, man atrodo, tai yra laimė. Jeigu galėtum pamatyti savo ateitį 10 ar 20 ar 30 metų į priekį, ar tai padarytum? Ne. Ne? Ne. Kodėl? A. Neįmanoma. B. Nenori žinoti, nes nebėra intrigos. C. Man atrodo, kad mes esam savo rytojaus kalviai. Ta intriga turi likti. O kaip tu pats save matai po 10 metų? Turbūt irgi besimokydamas dar kažkur. Arba dirbti ir mokytis? Jo, turbūt taip ir bus. Manau, kad tai greitai nesibaigs man. Ar neatmeti tapti mokytoju? Neatmetu. Koks tavo slaptas talentas, apie kurį mes kaip mokiniai nežinotumėm?
nežinau ar nežinot, bet man atrodo, mano slaptas talentas yra padaryti taip, kad pasirinktumėt tai, ką aš tam tikrom aplinkybėm noriu. Sudėt sąlygas gražiai. Taip, kažkas tokio. Neblogas. Ačiū Vaidotai už pokalbį. Gera vėl pasimatyti, pasišnekėti. Tikiuosi, kad neužilgo vėl tai galėsim padaryti. Taip, tikrai, manau, ne paskutinį kartą. Ačiū, Danieliau. Gerai. Na. Iki.